Labas, mano vardas yra Ieva, aš mokinu anglų kalbos online. Ypatingai man tai patinka daryti su suaugusiais žmonėm, vyresniais, kuriem kartais pritrūksta tos motyvacijos ir reikia tokio pastiprinimo vitamino. Aš taip pat vedu online terapijas, psichologinės, aš vedu ir sąmoningumo terapijas. Jeigu tave domina kažkas šitų temų, gali drąsiai taip pat su manim susisiekti. Bet šį kartą šitas video yra būtent apie kam galimai reikėtų mokytojo, o kam galimai jo nereikėtų mokinantis kalbos. Taigi pirmiausia, mano nuomonė, aš išskyriau tokius 3 dalykus. Ir pradėsim nuo to, kam galimai reikėtų mokyti. Pirmas dalykas yra dėmesys. Tai yra labai svarbus aspektas, darant bet kokį darbą, bet ypatingai kažko mokinantis. Tai jeigu aš esu žmogus, kuriam galbūt sunkiau sekasi sutelkti dėmesį, aš labai greitai išsiblaškau, žinutės, situacijas, kažkokie įvykiai, na ir tiesiog dalykai mane išmuša iš vėžių ir aš pamirštu, ką aš čia iš tikrųjų veikiu, aš čia mokinuosi, ką aš čia mokinuosi ir panašiai. Tokiem žmonėm gali sunkiau sektis vieniems mokintis kalbos savieigai. Todėl tikrai tokiu atveju labai rekomenduoju susirasti kažką, kas galėtų palydėti šitoje kelionėje. Tokiem žmonėm dažnai praverstų mokytojas. Antras punktas, kurį išskyriau ir manau yra taip pat labai svarbus. Kam galimai reikėtų turėti mokytoją, pakeleivį šalia, einant per šitą kelionę, yra žmonėm, kurie yra bandę, tenais pradėjo ar mokyklą, ar universitetas, metė, nusivylė, vėl pradėjo, vėl ten kažką bandė, metė, nusivylė. Ne dėl to, kad jie negalėtų iš tikrųjų vėl grįžti ir patys vieni bandyti. Tačiau svarbus dalykas, kad galimai jie darė kažką, kas ne visai veikia. Galimai jie nesusidėliojo, netrakino kažkokių durelių, langelių, kažkokių tai kampų kitų, kurie galėtų jiem praplėsti suvokimą arba kažkokią tai technologiją, kaip tai daryti įdomiau, smagiau. Todėl tikrai yra pravartu pasižiūrėti, ar nebūtų taip, kad mokytojas atėjęs į jų gyvenimą galėtų jiem parodyti kažkokį tai kitą kampą, kaip mokintis. Galbūt galima tikrai ne taip nuobodžiai, galbūt tai nėra tik tai apie tas knygas ir tą tokį, labai neskanų graužimą, kaip mums diegia mokyklai. Bent jau anais laikais, nežinau, kaip dabar yra. Ir trečias, kam galimai, reikėtų mokytojo, tai yra žmogus, kuris nelabai turi patirties. Ir čia iš tikrųjų įsiklausyti reikėtų, nes aš pastebėjau iš savo patirties, kad gana dažnai tai įvyksta. Žmogus, kuris niekada nėra pradėjęs, niekada nėra savo eiga įgyvendinęs kažkokio tai išmokęs įgūdžio. Pavyzdžiui, nuo visiško nulio iki tokio jau progreso. Tai reiškia, žmogus, jeigu jisai nėra turėjęs jokio tai projekto, kuriame būtų matęs įžangą, pradžią, tos procesus, kaip kas dėliojasi, kokios struktūros reikia, kas palaikytų tą struktūrą, kokia tai atmosfera, kišenė, koks konteineris būtų reikalingas išlaikyti tam, kad jisai progresuotų į priekį. Jeigu žmogus neturi savo gyvenime tokios patirties, gali būti, kad dėl to jam būtų gana sunku savarankiškai važiuoti šitoj kelioniai ir jam prireiktų mokytojo, kuris tiesiog padėtų šiek tiek apgaubti tuo palaikomuoju konteineriu ir tą struktūrą. Tai čia buvo 3 dalykai, kam galbūt tikrai praverstų mokytas. O žmonėm, kuriem nereikia mokyti ir kurie gali eiti savo eiga, tai aš išskiriu irgi panašius punktus, kurie tikrai persipins su tais pirmaisiais 3, kuo jau pasidalinau. Taigi, kam aš manau galbūt nereikia? Vėlgi grįžtam prie dėmesio. Pirmas punktas. Žmogus, kuris
yra gana įvaldę savo dėmesio spektrą, jį išlaiko, supranta, ties kuria užduotimi dabar jo dėmesys yra sustojęs, jį gali lengvai grąžinti į centrą, tam, kad pradėti iš naujo, kad sutelkti vėl dėmesį tą patį užduotį, gerai supranta, kokia ta užduotis ir kokia ta kryptis. Taigi žmogus, kuris gerai gaudosi savo dėmesyje ir tokiu atveju jisai tikrai iš mano patirties ir pastebėjimo gali mokytis kalbos pats vienas savistovėje. Na, antras punktas. Žmogus, kuris bando mokintis, kuris bando mokintis pats vienas. Ir jeigu jo istorijoje yra daug tų projektų, kuomet jisai yra bandęs, pradėjęs ir tęsęs ir susistruktūravęs kažkokius tai įgūdžių mokymusis ir pats juos išlaikęs, realizavęs. Ir jeigu jisai šitą turi atsiminimą savo istorijoje, jeigu jisai supranta, kad jisai yra taikęs kažkokią tai struktūrą, protokolą, kad išlavinti, išugdyti kažkokį vieną įgūdį, jis lygiai tokiu pačiu principu tai gali panaudoti to copy-paste būdu, mokinantis kalbos. Ir tokiam žmogui yra žymiai lengviau, nes jisai jau turi kažkokią sėkmės istoriją, kurią gali panaudoti. Na ir galiausiai, tas žmogus, kuris save labai natūraliai motyvuoja. Tai reiškia, kai ateina kažkokios tai lėtesnės fazės, kai ne visai viskas vyksta tokiu greičiu, kokiu norėtųsi, kai pradeda banguoti, galbūt man kažkas nebetinka, nepatinka, aš nusiviliu savim. Tas žmogus gali su tuo išbūti ir ieškoti kažkokių tai naujų būdų, naujų kampų. Jisai galbūt šiek tiek geriau susitvarko su savo nusivylimu. Jis turi aukštesnę toleranciją galbūt su tuo pabūti ir tokiu būdu jo tęstinumas nesibaigia atėjus kažkokiai tai žemesniai ar sunkesniai bangai ir jisai dėl to, kad turi tą vidinę galimybę arba įgūdį arba kažkokią išsitreniravęs resursą išbūti per tą laikotarpį, kuris nėra lengvas kalbos mokinimąsi, jisai gali toliau pereiti į kitą fazę, iki dar kitos bangos. Kitais žodžiais, jam bangos yra nebaisios ir jam nereikia mokytojo, kad šalia būtų, palydėtų, padrasintų. Na? Tai mano nuomonė yra būtent žmonės, kurie gali važiuoti savistovį ir fainai, jeigu tu toks esi, varyk, viskas gerai. Jeigu tu jauti, kad tau norisi turėti tą, kas tave palydi, tau trūksta galbūt šiek tiek resurso, išlaikyti savo dėmesį, o galbūt tu pastoviai nusivili ir tau norisi, kad kažkas palaikytų ir sukurtų tą švelnesnį, nestresuojantį, tokį pavidalą, pamokos formą, tai gali kreiptis drąsiai į mane, yra daug kitokių mokytojų, bet labai svarbu iš tikrųjų ieškoti pagalbos, kad įgyvendinti tai, ką tu nori gyvendinti. Jeigu tu nori mokintis kalbos, tai valio, super. Padaryk taip, kad tau pavyktų. Padėk savo įgyvendinti tai, ko tu nori. Tikiuosi, kad buvo kažkiek pravartu išgirsti mano nuomonę, kam galbūt reikėtų, kam galbūt nereikėtų mokytojo. Na ir linkiu dideliausios sėkmės, ryžto, dėmesio išlaikymo visiems, kas yra šitoj kelioniai. Ir iki kitų kartų, jeigu įdomu, susisiek ir tau geriausios sėkmės. Good luck.